Su pergale, treneri. Įveikėte dvi pirmaujančias komandas, gan pajėgės. Kaip vertinate savo komandos ir varžovų komandų žaidimą? Nebereikalas buvo pirmo vietoje ir viena ir kita komanda. LKK atletas ypatingai aktyvi ir pirmam kėliny mes nesusitvarkėm su tą užduotim, kokią mes buvom išsikėlę savo, gavom tritaškių. Per pirmą pusę, man atrodo, 17 tritaškai buvo. O antrą pusę mes kaip ir planavom neutralizuoti ten tos tritaškių metimus. Aišku, prasileidom 2-2 žaidime, bet taktika pasiteisino. Tai tik tai savaitgalį vertinčiau, kai dvi rungtynės laimi vertinti neigiamai negalim. Bet aišku, norėtųsi, kad 90 taškų prasileidus laimėt, ne visada taip gausis. Šiandien teisėjai turėjo daug darbo. Kaip vertinate jų pasirodymą? Daug ginčių, daug įvairiausių niuansų? Aš manau, kad ten tų klaidelių buvo ten ir ne viena. Bet man atrodo, kad teisėjai nenulėmė rungtynių baigties, krepšininkai išsiaiškino patys. Nebuvo ten tų švilpukų tokių, kad nulemtų rungtynių eigą. Tai buvo ir viena, ir kita pusė, ir iš komandų turbūt, ir iš manęs, ir iš trenerio buvo tų tokių nepasitenkinimų, bet visumoje, kai aš sakau, kad taip, teisėjai dar ir darys klaidų, mes irgi darom klaidų, ir treneriai, ir žaidėjai. Galiu pasidžiaugti tai to, kad komandos išsiaiškino pačios. Komandoje nėra traumų, šiandien nerungtyniavo Aurimas Urbanas. Yra tų mikrotraumų, visada jų yra ir bus jų. Ir šiandien buvo ten tų žaidėjų tokių, kurie vienu kitų skundžiasi, bet, kaip sakoma, reikia eiti ir žaisti, pertraukos nėra. Ligoniniai gulėti laiko irgi nelabai, taip kad žaisim, pasveiks Aurimas, pas mus treniruotės irgi būna intensyvios, treniruotėse būna tų mikrotraumų daug, tai pasveiks Aurimas, galbūt kitas bus susitraumavęs. Turim 14 žaidėjų, rotacija didelė pas mus, taip kad per daug šito dalyko sureikšminti nereikia. Dėkui už pokalbį ir sėkmės. Ačiū.